Jei kada nors buvot Kopenhagoje, žinosit, kad dviračiai čia populiariausia transporto priemonė. Ir ne veltui, nes pigesnio, paprastesnio būdo keliauti mieste tikrai nėra. Per senas. Tiesiog išsinuomoti. Žiauriai pavargę. Mažas ir naudolis. Bet gerai, pradėkime nuo pradžių. Pirmiausia, reikia rasti dviratį, kuris yra vertas pirkimo. Bet tai čia bus labai paprasta, nes tų dviračių čia pilna Kopenhagoje. Vaituot? Gal ir ne taip paprasta, nes aš dar neturiu daniškų dokumentų. Bet visada lieka Facebook Marketplace. Tik radau vieną neblogą Facebook. Visai neblogas dviratis, tik tai, kad ten 2 valandos nuo Kopenhagos. 90 keli eurai. Ir 2 valandos. Tiesą pasakysiu, nežinau, kaip tiksliai dar nuvažiuoti ten. Ir nežinau, su kuo tiksliai važiuoti. Bet man atrodo, tiesiog reikia važiuoti ir viską. Kažkokiam miestelį susirast, kur yra mano dviratis. Pažiūrėsiu ir tada bus matyti, ar su juo galima grįžti. Vis dėlto, žinokit, neveikia padanga. Priekinė padanga tuščia. Ir tada kas dar neveikia galinių stabdžių. Nėra loko, nes sakė, nerado rakto. Tai vis dėlto atvariau traukinį ir negalėsiu pravažiuoti, kaip žadėjau. Nu, bet ką padarysiu. Ir dar nusidėrėjau, tai šitas bad boy. Kainavo 600 kronų, kas yra kažkur 8 eurų. Ir po šito pradėjo viskas tik blogėti. Iš pradžių galvojau parvažiuoti iš to miestelio atgal, bet dėl kauros padangos negalėjau. O paskui grįžęs atgal pamačiau, kad ten dar daugiau bėdų su dviračiu yra. Pasirodo, jam ten ir dar ratai šiek tiek liuba, ir dar pavaras ten makaluojas, ir dar turbūt net nesijunginėja tos pavaros. Stabdžiai, nei priekiniai, nei galiniai normaliai neveikia, padanga kiaura. Bet tokia, nieko nepadarysi, reikia važiuoti dalių, susirast ir tada tvarkyti dviratį. Bet jau net nebežinau, ar aš padariau gerą sprendimą, kad iš viso aš jį pirkau, gal reikia tiesiog išsinuomoti. Gal čia bus, reikia patikrinti. Vis dėlto šitoj parduotuvėje nėra reikiamų kameros dydžių, todėl pasiimu pompą ir dar stabdžių kaladėlės. Ir važiuoju kažkur kitur ieškoti, kur yra reikiamas kameros dydis. Pagaliau radau reikiamą. Atrodo, nėra čia visiškai tas, nes mano yra 18, 23, šitas 19. Manau, turėtų sueiti. Pasiėmiau vieną dar kažkokį sutepimui. Ir dar pasimsiu spiną. Dabar 9 ir dar kol turiu laiko, einu dar biškai patvarkyti dviratį, kol dar yra šviesos. Pagal viską turėtų būti jau įmanoma važiuoti, pakeičiau padangą. Pagal viską nebuvo galima važiuoti, nes dėl guolių klibėjo visas ratas ir aš negalėjau tiesiog pavažiuoti normaliai. Tai teko kitą dieną ieškoti, kas yra su juo ne taip. O dabar reikia tokią naują detalę rasti man. Neturėtų guolių, mažiukai sakė kitur eiti. Dar saklė. Turėtų surast. Nuėjau pasimto rato, sako nerado. Tuoj parodysiu tokį daiktą. Nunešiu ir dar paskui sakau, nu gerai, nerado, tai nerado. Nu tai išėjau. Gerai, kad pasižiūrėjau spiruoklį, pasirodo trūko kelių dalių. Ten spiruoklės, gumos kažkokias, gerai, kad pažiūrėjau, pastebėjau. Tai pasiėmiau. Grįžęs atgal, sakau, kur mano dalis? Atidavė. Apėjau kokias 5 šopus baikų ir
nei vienas neturi, sakė, ten tai per senas, tai per mažas, neturiu. Jau ties šituo momentu aš nežinojau, ką daryti. Buvo aplankęs kokias 10 parduotuvių. Visi sako tą patį. Neturim, per sena, nerasim, neieškok, ten visą ratą pirk naują. Bet ačiū Dievui dar turėjau galiausiai vieną rekomendaciją ten toli nuo miesto. Ir galvoju, nu gerai, pabandysiu ją paskutinę. Pagaliau gavau kažkokių šitų mažų kamaliukų. Atvažiavau prieš darbą ryte, tiek minėjau pusę valandos, nuo manęs čia kažkokiam visiškai tolimam rajone. Dalis radau, dabar reikėjo susirasti įrankius. Ieškau įrankių ir nerandu įrankių. Aš nesuprantu, šalis tai dviračių, o dviračių dalių niekur neturi. Važiavau dabar į kažkokį Bauhausą, kur 30 minučių važiavau per didžiausią vėją uostą, važiavau su dviračiu. Ir sako, ne. Vis dėlto įrankių taip ir neradau. Su jais tokia pati situacija su guoliais, apvažiuoju 10 parduotuvių, niekur nebuvo. Guolius užtat sudėjau ir atrodė taip nedaug trūksta, bet vis tiek važiuoti negalėjau, nes reikėjo tos mažos detalės, kuri būtų suveržta ir laikyti visą ašį vietoje. Vakar ieškojau tų įrankių visą dieną. Gerai, po darbo visą dieną. Tai ten nuėjau į vieną, į Kriščianį nuėjau, neradau. Tiksliau niekas nedirbo, tada, sako, ten bus 4, iki 4 ten dar laiko buvo, nuvažiavau į vieną parduotuvę, nebuvo. Jie sako, ten toliau nuvažiuok, tikrai bus, nuvažiavau, nebuvo. Tada nuvažiavau dar į didesnį parduotuvę, dar toliau, ten 30 minučių kelio su dviračiu. Nebuvo. Grįžau atgal, Kriščianė, galvoju, dabar jau dirbs, nedirba. Tai aš tų įrankį galiausiai neradau. Tai kiek buvau, 4-5 parduotuvėse vakar, įrankių niekas nepardavinėjo. Tai dabar susidėjau tos guolius sudėjau. Kaip ir viskas veikia, tik reikia suveržti ir aš neturiu įrankių, kad suverščiau. Dabar einu tiesiog, kur prie manęs yra, kur aš gyvenu, ieškosiu. Gal tiesiog nunešiu šitą ratą ir neparduot įrankių, nepirk noriu, bet kad tiesiog gal nunešiu ratą ir man suverš. Pirmas dviračių šopas tiesiog nuėjau ir turiu keistą prašymą. Nieko nesakė, sakau, man reikia, kad čia suverš, neturiu įrankį, manau pats susitvarkyti dviratį. Nieko nesakė, tiesiog paėmė, pažiūrėjo, suveržė. Nieko aš nelaukiu, nepučiu tos padangos, nes biškiai dar minkšta, tingėti viršų reikia tiesiog uždėti. Vis matyt, kaip važiuoja. Pagaliau veikia, pagaliau. Kaip keista po savaitės laiko darbo. Nu toks ir darbas, bet vis tiek savaitę laiko bandžiau sutvarkyti dviratį. Ir pagaliau veikia. Ir vau, kaip smagu. Pagaliau veikia, nors ir be stabdžių važiuoja dabar, bet vis tiek smagu. Ir viskas, po savaitės darbo pagaliau turiu veikiantį dviratį. Bet dabar reikia padaryti dar vieną svarbų dalyką. Dviratį protestuoti. Ir man atrodo, žinau, tobulą būdą, kaip tai padaryti. Tuomet norėjau nuvažiuoti tą miestelį ir su dviračiu jau parvažiuoti, bet dėl tos kauros padangos neišėjo. Tai aš dabar ir galvoju, gal reikėtų pabandyti atkartoti šitą. Ir kadangi daryti rato ir tuo pačiu keliu grįžti nesinori, tai gal geriau važiuoti per Švediją ir padaryti didelį ratą aplink jūrą. Išbandymas šitam dviračiu, nes nežinau, jisai sugeba tiek nuvažiuoti. Aš manau sugebėsiu, tik klausimas, ar dviratį sugebės. Turim bananų, maistą. Važiuoja normalūs dviratininkai ir tada aš su savo pusiau veikiančiu dviračiu. Dar liko 40 minučių iki kelto. Ir aš jau žiauriai pavargęs, nors ten iki kelto buvo iš viso 2,5 gal valandos. O paskui dar grįžt bus kokias 3,5 valandos, turbūt bus dar po kelto minimo. Ką galiu pasakyti? Kalnų aš nemėgstu. Tik ką galiu pasakyti.
pasiklydau. Nes dabar rodo mano navigacija, kad važiuot greitkeliu, bet gal greitkeliu nevažiuosiu. Kitas alternatyvus kelias čia. Tai nežinau, ar čia šitas kelias alternatyvas yra geras. Kaip neatrodo, kad mano dviračiai čia pats geriausias. Pati geriausia lenda. Gerai, pakeičiu maršrutą. Važiuoju dabar į Paplūdimį. O ne į Malmą, bet tas paplūdimys netoli Malmą. Dar 50 minučių liko važiavimo. Man atrodo, tiek nedaug liko, bet nežinau, nėra jėgų. Kiek aš jau minutų, 2 valandas. Liko 30 minučių, nežinau, autobusų, bet autobusais tik silpni, kai važiuoja. Liko važiavimo 15 minučių, bet galvoju ateisiu parduotuvę, nes paskui nebus. Dar 5 minutės iki Paplūdimio. Ir jėgų daugiau atsirado, tai šitaip apie jūrą. Pagaliau jūra. Banduką nusipirkau. Sulčių nusipirkau. Kaip dabar valgysiu. Ei kaip. Nežinau, aš kada nors geriau valgęs. Ar kada nors aš skaniau valgęs. Das tokį vaizdu. Dabar pagalvoju ir supratau, kad aš puškitintukas buvo. Kodėl aš visą kelią važiavau ir tik keltą suvalgiau botanėlį ar kažką. Ir pačiai pradžiai dar datulį suvalgiau. Kodėl aš paskui visas, kiek čia, 4 valandas ar 3 nieko nevalgiau. Ir dabar atėjau Paplūdimį, čia prisėdžiau belie kiek per daug. Atpyliau viską, ne viską, biškį. Bet aš nesuprantu, ant kiek turiu būti kvailas. Kodėl aš nevalgiau pakeliu, būčiau daug geriau jautėsis. Man likęs buvo tas 30 minučių ir 50 minučių ir aš verkiau, kad jau buvo labai sunku. Tiesiog pavalgyti reikės sustoti. Ką, tęsiam kelionę? Nedaug liko. Vau. Ir jau pagaliau matosi tiltas. Vat į Pakalnį. Važiuot daug geriau. Kopenhaga jau matosi. Jau viskas labai arti. Kažkoks keistas Malmą, tuščias visiškai. Pusė užšodžio 15 minučių name. Pagaliau namai. Oras kaip tik pasigadino. Ir bijau, kad dviratis neatlaikys šitos kelionės. Čia labiau atrodo, kad aš neatlaikiau tas kelionės. 12 valandų. 8 išvažiavau, 8 pravažiavau. Nesitikėjau taip ilgai. Tiem, kas peržiūrė iki galo, noriu pasakyti didelį ačiū, jūs geriausi. Čia rimtai, šitas yra mano pirmas ilgas video. Jį užtruko padaryti, vien nusipirkti dviratį, jį sutvarkyti ir video sumontuoti užtruko mėnesį. Mėnesį laiko gaišau. Tai būtų labai smagu, jeigu žinočiau, ar man tokį turinį tęst, ar jį toliau daryti, ar jums patiko. Tai duokit man žinot, paspauskit prenumeruoti, paspauskit like, pakomentuokit, jeigu patiko gerai, jeigu nepatiko blogą, palikit komentarą. Ir ką, susimatysim tada per kitą video.